weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Sveiki visi atvykę į tikriausiai jau paskutinį arba prieš paskutinį vlogą. Aš esu Gabrielė Matuzaitė, kuriu turinį pagrindę YouTube platformoje, bet ir TikTok ir Instagram'e, tai pasiekit mane ten. Baigsis vlogmas, bet nesibaigs vlogai ir visokie kitokie video, tai galite pasiekti. Šiandien yra ketvirtadienis. Vakar grįžau iš Panevėžio į Vilnių, nes buvo reikalų, paskaitos ir panašiai. Tai grįžau, bet šiandien ir išvažiuoju. Realiai už poros valandų vėl išvažiuoju į Panevėžį ir jau viskas, šiais metais čia nebebūsiu. Jau grįšiu aš čia egzaminams po naujųjų ir tokios kaip naujienos. Aš šeštadienį išskrendu į Angliją su šeima, kaip kiekvienais metais. Beveik čia tradicija mūsų švęsti Kalėdas, naujosius Anglijai, ir aš šiais metais kažkaip atrodo visą laiką žiauriai džiaugdavau šito dalyko, bet šiais metais atrodo džiaugiuosi 3 kartus daugiau, nes kažkaip žiauriai pasiilgau savo šeimos, ypač ir Anglijoje gyvenančio brolio ir panašiai, nes tiesiog nesimatom taip dažnai. Ir šiais metais atrodo daug labiau reikia to palaikymo, to šeimos ir to tiesiog ramaus pabuvimo, be streso ir panašiai, tiesiog nuovargis jaučiasi kažkoks, tai šito džiaugiai džiaugiuosi ir noriu jūs paklausti, ar jūs norėtumėt, kad šitas būtų paskutinis vlogmas, ar jūs dar norėtumėt pamatyti Anglijos kažkiek, nes tikrai dažnai pasitaiko, kad tarsi mano YouTube kanale yra Anglijos video, bet jie kažkaip jų nesižiūrėdavo labai ir aš nežinau, šiais metais aš tikrai nefilmuosiu visų ten atostogų, kurias aš ten būsiu. Aš sakau, nebent padaryčiau kalėdų video, tiesiog kaip kalėdos vyksta ir panašiai. Tai jeigu norit, rašykit, o jeigu nenorit, tai irgi parašykit, kad nenorit. Labai dažnu atveju aš tiesiog nebūnu momente, galvoju, kaip čia nufilmuoti, ką čia pasakyti, kur pasakyti, kad viskas turėtų esmę ir ypač, kai šeimos šurmulys vyksta, tiesiog būna visko per daug. Ir ne visada man norisi, prasme, per šventas filmuoti. Aš kartais noriu tiesiog pabūti su savo šeima ir panašiai, tai man šiais metais tikrai svarbu, kad jūs parašytumėt. Ta prasme, jeigu jūs norit, aš pasistengsiu, bet jeigu nenorit, tai tada aš neįkuosiu sakau to laiko su savo šeima. Šiandien vyks susikrauti daiktus, kurie man yra reikalingi kelionėje, bet yra čia, Vilniuje parake. Lagamino aš čia neturiu, jis namuose yra, bet tiesiog aš susikrausiu daiktus, makiažą, vaistus, kažkokius tai rūbus, kurie man reikalingi bus Anglijai. Šitą padarysim kartu. Bet ir dar reiks ten apsitvarkyti, paslėti augalus ir panašiai, tai čia pamatysit. Bet šitą reikia išpakuoti, kadangi aš išskrendu. Aš manau, mes atidarom šiandien visas dovanas, tai bus huge dabar atpakavimas kalendoriaus. Kažkaip nenoriu aš niekur tos kameros nešti, nes čia geriausias apšvietimas prie lango, tai atpakuosim čia, manau. Ir mes turime apie savaitę virš savaitės, gal kokias 10 dienų atpakuoti. 16 diena atrodo štai taip. Ir čia mes turime kontūravimo tokį dalyką. Labai gražus. 17 diena atrodo štai taip. Labai lengvas. Nes čia turime mes mažą beauty blenderį. Nu, toks, nežinau, galėjo ir geresnį dovaną sugalvoti įdėti. 18 ir aš tai čia toks pailgas. Šepetėlį, tokį rožinį. Turiu Revolution šepetėlį, man jie labai patinka, bet šitas toks didelis, nesuprasi čia šešėliam ar kam. Nu, bet toks tipo. 19 diena yra tokia mažytė.
Čia jau supakuota. Šepetėlis. Anas buvo nesupakuotas. Labai keista iš tikrųjų. Tai toks mažiukas. Šitas visai fainas. Tokiam gal... Taip prasme, man Revolution'as tokių šešėlį labai... Šepetėlį labai patinka. 20 tokia pailga visai. Turim... Galiu parodyti powderį. Šiaip mažiukas dydis, tikrai nepilnas dydis. Bet gerai. Baking powder tokio dydžio. 21 diena yra štai čia. Pirštukas kažkoks tai. Tokių pirštukas rūdas. 22 jau gaila, kad taip greitai. Šito kaip nelaukiau. Veidrodėlis Revolution. Tokios dovanos yra so bad. Nu, tipo, visas šiaip kalendorius tai negaliu sakyti tikrai geras, bet, nu, va, tokios dovanos tai biudžetiškai iš karto atrodo viskas. 23. Kai jau sunki. Kokia graži paletė. Čia blushai, man atrodo, jo. Wow, žiūriu, gražiai atrodo. Labai patinka. Net gaila naudot būtų, to prasme, labai gražiai čia net išgraviruota, kad blush. Labai gražiai, neturiu dar Revolution'o blushų kažkokių paletės. 24 ir 25. Ir 24 labai lengva, neįsivaizduoju, kas čia yra. Kažkoks brow pencil, bet jis yra baltas visiškai. Man atrodo, čia tas Revolution kaip vaksas. Reiks išbandyti, neturėjus tokio daikto, tai tikrai įdomu. Ir paskutinė diena, 25-oji. Manau, čia jau galim nuspręsti, kad čia yra paletė. Mes turim paletę Revolution. Žiauriai gražių spalvų. Eik tu savo, man taip patinka Revolution'o paletės. Oh my god, žiauriai graži. Žiauriai faina. Žiauriai faina, tikrai. Man labai patinka. Eik tu savo, kiek daug blizgučių. Ir tos raidės. Pas mane paletėj to nebūdavo. Tai čia tikriausiai naujos kolekcijos jau dalykas yra. Žiauriai gražus spalvos, aš jas noriu, manau, net į Angliją pasimtų. Tai vat, baigiam su kalendoriu šito. Ką galiu pasakyti apie Revolution kalendorių? Man tikrai patiko, aš pirkčiau ir kitais metais. Kaip už 40 eurų čia su siuntimu, tai man atrodo tikrai verta. Nematau kažkokių, per tarkim, tokio dalyko, daugiau tikrai nebuvo kažkokių menkniekių, kuriuo aš galėčiau nepanaudoti, viskas buvo tiesiog į kainą, čia tikrai veina ir čia, man atrodo, 90 ar 100 eurų vertės, viskas yra, tai aš matau tą vertę tikrai, aišku, sakykime, toks dalykas galėtų būti tikro dydžio, nes šiaip daugiau absoliučiai viskas buvo to parduodamo dydžio, ne kažkaip nesumažinta, išskyrus šitas, tai žiūri džiugas, žiūri smagu. Tai va, šiandien išpakavom tiek daiktų, žiūri graži paletė, pažiūrėkit. Kiek blizgučių, žiauriai gražiai atrodo. Ir šitas blushas žiauriai smagus. Ir čia žiauriai fainai. Ir va, kalendorius kaip nieko atrodo. Bet jau lengvas ir galim uždaryti ir atsisveikinti su juo, kad ir kaip iš čia mums gražiai atrodė. Pradedu papuškų tikriausius daiktus, pradėsiu nuo kosmetikos. Tai greit tiesiog parodysiu, ką įsideda. Pasiėmu jau pamėgtus produktus, tai kontūravimą ir blushą. Tada sausą pudrą. Ir šitą trikampiuką sausai pudrai užfiksuoti veidą tiesiog. Šitą pudrytę ir beauty blenderį, kurį reikia būtinai išsiplauti. Tada pasiėmu koncelerį. Antakiams pasiėmu pamėginti šitą, kur šiandien gavom tą vašką, noriu pamėginti. Aš su šitom šukytėm šukuoju antakius. Tada jau pamėgta irgi tokį šiek tiek prašukavimui kaip gėlį antakį. Ir rudą pieštuką, kuris tinka ir pravedimui, ir antakiams, tai du zuikiai vienu šūviu. Pravedimą juodą pieštuką ir juodą linerį. Tada jau pamėgtą blizgį pasiėmu. Noriu tokio matinio lūpdažio, tai iš Revolution, kur gavau, noriu pasiimti. Ir kaip kalėdos be gražaus raudono lūpdažio, tai iš PSA pasiėmu. Dar va, kaip tik nagus vakar pasidariau, tai trumpi, tiesiog nagai. Ir prie lūpdažių dar eina rožinis pieštukas lūpų, toks rudas, raudonas ir rudas. Siemu dar šitos lipnios juostos gabaliukus, nes galbūt sugalvosiu daryti šešėlių kažkokį tai makiažą. Ir ties šepetėliais, tai mano pamėgti Revolution'o čia blushai naudoju čia kontūravimui. Ir tokie vat šepetėliai visokiems prasklaidimams, šešėlių darbų ir panašiai. Čia žiaurus bardakėlis, bet užsidaro ir jo, su makiažu kaip ir dan. Į šitą mažesnę kosmetinę dabar dėsiu tiesiog tokius dalykus, kurių man gali prireikti. Toks vat skustukas, dildė mažytė,
Tada žirklutės kažkur dar turi pincėtas būt, bet nerandu. Skustukas, dezodorantas. Turiu tokį segtuką, tai pasiimsiu. Gumyčių irgi nebus per daug. Drožtukas, čia visiems tiems pieštukams. Daug mažų gumyčių, nes dukterėčiai patinka, kad aš supinčiau į plaukus ir aš pati pinuosi. Tai šitų mažų segtukų. Šitą didelį segtuką. Skincare'ui pasiėmu vieną kremą, kuris turi SPF drėkinamasis ir panašiai. Daug nenoriu imti, kaip matot, ir taip daug daiktų. O kas geriausias Skincare'ui, D vitaminas. Tokios šukos ir tokios šukos. Jas naudoju visu. Čia su tuo dalyku kaip ir baigta, dabar dėl palečių galvoju. Aš visai imdau šitas dvi. Nes šita Revolution mano žiauriai pamėgta yra. Bet čia tik matinės spalvos, kaip matot. Nu, ta prasme, yra biški blizgių va šitas, bet jos net neatrodo labai blizgias. Aš pasimdau Katry šitą paletę, nes čia daug blizgių yra. Bet kadangi šiandien gavom šitą, aš galvoju gal imti šitą vieną. Ir nereiks man tada kitų imti, nes čia ir matinių daug yra ir blizgių. Tai aš manau pasimsiu šitą vieną, kad nereiktų ten tų dviejų. Ok, tai ties čia mes baigiam su tokiais mažais kosmetiniais dalykais. Aš makiažą valiklių ar kažko neimu, nes tikriausiai nusipirksiu tiesiog seratėlių makiažą nusivalyti. O ten šampūnai, kondicionieriai, tai čia aš jau namuose įsipilsiu, ką ten turiu. Nes dabar aš net neturiu tų indelių kelioninių. Tai ties čia mes baigiam. Aišku, tokie dalykai bus išimti ir sudėti į tą plastikinį peršviečiamą maišiuką, kurį reikia išimti einant per patikras. Tai nebus čia viskas kosmetinėse, ten ir pudra yra. Bet tiesiog dabar, kad aš įsivešiu viską tvarkingai, susidedu viską taip. Kaip matėt, susikroviau tašes. Rūbų aš jums nerodau, manau, neįdomu ten kokias kelnes aš jėmiu ir čia daug rūbų yra palikta jau Panevėžy. Tai čia nėra visi rūbai. Jėmiu ilgus batus, nes kažkaip labai norėsi man outfitus su jais. Ir pasiėmiau baltą su striukyte, nes aš su to juodu neskrysiu į Angliją, nes, Anglijai net nėra taip šalta ir panašiai. Ir skristi aš noriu su to baltą striukyte, nes patogiau sėdėti ir panašiai lėktuvė šilta vis tiek būna. Tai turėjau gvakamolės, čia agurkas, avokadas, sojos padažas ir pasidarysiu sumuštinukui, nes jau noriu valgyti 1:30 tuoj. Liko dar daiktų susikraut, dar reikia augalus būtinai pasilėti, nes nebūsiu čia 2 savaitės, tai virš 2 savaičių čia nebūsiu tikriausiai, tai tikrai augalams reikia vandenuko, kad ir žiemą. Valgyti noriu ir galėsiu važiuoti į Panevėžį. Yeah. Ok, tai kaip ir viską apsitvarkiau, jau tiesiog dabar lauksiu, su kursioke važiuosiu, tai lauksiu, kol jis susiruoš ir važiuosiu į Panevėžį. Tuščias kambarys kažkaip atrodo. Bet žodžiu, augalai palieti, sutvarkyti visi, apvalytos tai dulkės ar kažkas. Iš ten pasiėmiau piešimui dalykų, nes su daktariečiu mėgstam papiešti Anglijai, tai pasiėmiau, kad turėčiau, papuošalus dar pasiėmiau, galvoju, kokią knygą čia pasiimti, bet aš nežinau, ar aš noriu knygą imti, nežinau, kvepalus aš Panevėžy turiu, kuriuos imsiu, nusivilkau patalynę, kad išsiplaučiau, tai čia susidėjau patalynę plauti, čia dar susidėjau visokiausių dalykų, ten, ko tik nesusidėjau, kas reikalinga, čia maistas visas negendantis, čia pasimsiu, nes sugesto donytė, tai žodžiu. Pasiėmiau viskas, kas genda, čia apsitvarkiau. Išsišlaviau dar grindis, išsiplovau, kad irgi tvarkingai grįžčiau, nes ir norisi grįžti tvarkingą vietą. Tik kad patalynę reiks apsivilkti, daugiau tai viskas. Labai tuščia dabar čia atrodo, bet yra kaip yra. Tai vat, viskas susitvarkiau. Bus dar tikrai daug daiktų krovimosi pačiam Panevėžy, jų į lagaminą ir panašiai. Nes aš imsiu lagaminą ir va šitą kuprinę pilną daiktų. Aš būsiu beveik 2 savaitės Anglijai, apie 10-11 dienų, tai vis tiek tų daiktų reikia, plus dovanas vietą užima ir panašiai, tai
Reikia apsvarstyti, ką imti ir panašiai. Bet šiaip žiauriai laukiu, žiauriai smagu. Eisiu dabar jums vlogą sumontuoti ir kelt. Šiandien, nes turiu video nufilmavus prieš savaitę jau laiko ir dar neįkelta, tai reikia įkelt. Tai va, pasiemu daiktus jau ir važiuoju. Tik įsišlau ir jau pritripiau su batais. Jau namuose, grįžau, parvežė labai greitai, kursiokę žiauriai fainai, kad nes autobusų reikia, va, kursiokę link Panevėžio važiuoja, tai patogu abiejoms grįžti ir daug fainiau su kompanija grįžti negu autikė, tai žiauriai fainai ir daug greičiau grįžti. Va šito daikto tai baisiai pasiilgstu. Eisiu kažką valgyti, pasigaminti, kol mama grįž, kad abidvi vakarienę pavalgytume. Ir tiek, nieko šiandien daugiau nefilmuosiu. Pažiūrėkit, kokia graži eglutė. Žiauriai faina. Ir gyva, ir žiauriai skaniai kvepia. Bet jo, žodžiu, kažko labai nebefilmuosiu, matysim kitam video. Jeigu jūs parašysit, kad norit Anglijos video, tai praneškit, ar jūs norit Anglijos video. Jeigu nenorit, aš nedarau. Ir tada čia jau bus paskutinis vlogmas, o jeigu norit, tai padarau dar vieną video. Tai parašykit ir leiskit man žinot. O dabar atsisveikinu su jumis. Ačiū, kad žiūrėjai šitą video ir susimatom kitam video.